mes esame iš Kauno valstybinio lėlių teatro. Mes esame 2 aktoriai dirbantys tame teatre, kas ilgiau, kas trumpiau. Aš esu Jolita, čia yra Mindaugas. Mes norime jūs visus supažindinti, ir mažuosius, ir didžiuosius, kuo mes esame išskirtiniai, su kuo mes dirbame, su kuo mums tenka dirbti. Kas čia per gyvūniukas? Šuo. Katė. Katašunis. Mes esam Liepos tėveliai. Vyras Darius, aš Diana. Čia mūsų pirmas kartas buvo, ne? Kad ir tik atkarpos buvo rodomos, bet tikrai labai įdomiai. Liepa, ar tau patiko? Kas tau labiausiai patiko? Šarka. Patinka. Hei, sveiki, mėlyjeji ponai! Esat šarkų ryšio zonoj. Skubame, net plunksnos krenta. Tuoj pasieksim abonentą. Juk vadiname ją vasarą. Žinai, šią vasarą aš būsiu keliauninkė. Keliausiu į Mėnulį pas nykštuką ir pas Mutį. Nuvešiu jiems ledų, o viduj paslėpsiu sūrį. Kaip laukiu, apkabinsiu visą draugų būrį. Jo, jinai, kaip ir pačios sesutės sako, jinai yra skyriaus siela. Kad ir buvom trumpam išvykę porai dienų, bet sako, kai grįžom, kad Liepos čia labai trūksta, nes judri, labai mėgsta bendrauti. Jinai šiaip su žaislais taip minimaliai užsiima, tai jai bendravimas, renginius visokius mėgsta. Laukai, vandenį, vaikus. Landos stichija. Labai aktyvi šiaip. Šiaip labai aktyvus vaikas. Perskaitysiu 2 knygas, miegosiu palapinę ir skaičiuosiu žvaigždeles. Vasara, mano vasara. Čia matyti tokia nepaprasta. Aš žinau, tikrai tai pasaka. Nu, mums labai daug reiškia, nes praleidžiam čia tikrai beveik visą laiką. Ir tikrai ir tiek vaikam, tiek tėveliam yra užimtumas, minčių nukreipimas, dienos praskaidrinimas ir vaikai užsimiršta, kad vaistukai laša ar tiesiog, kad silpna būna. Tai tikrai šitos visos edukacijos ir šitie visi svečiai, kurie mūsų aplanko, tikrai praskaidrina mūsų kasdienybę šitą. Jeigu šitaip Teresiutė yra gera, tai taip aš esu pasiūlęs. Va šitaip aš esu gera. Tikrai tai pasaka, juk vadiname ją vasarą. Ne, nenaudėliai. Kur mano fiesta, kur mano šluota? Ai, Bubuose, saulelė brangioji, ar valgai šiandien ką nors? Ne, tai kaip kalbėsim, jūs mano vaiko nepavalgydinot, aš jūs iškepsiu. Va taip va. Greitesnis net už žąsį, gudresnis net už žąsiną. Žiogas Zigmas Vytautą nenusiminti ragina. Geriausi karžygiai, zai, 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 yra tik tai žiogai. O pats geriausias iš visų, aš Zigmantas esu. Dainuosiu mano žiponis, todėl kad generolas! Ačiū! Prašom! Ačiū, pasiklokite patys savo. Šiąmet ji tokia nepaprasta. Aš žinau, tikrai tai pasaka. Juk vadiname ją vasarą. Juk vadiname ją vasarą. Kaip šildo saulės spinduliai, vėjas glosto varva rankoje ledai. Jūra kviečia smėlio patalai. Vasara, prašau, dar neišeik. Vasara, mano vasara. Šiąmet ji tokia nepaprasta. Aš žinau, tikrai tai pasaka. Juk vadiname ją vasarą. Žinai, šią vasarą aš būsiu keliauninkė. Keliausiu į Mėnulį
kokį norėtum šuniuką? Užsinorėjau asilo dabar. Asilo dabar nori? Šitokio neturiu. Asilas labai daug kakoja, nes aš leisiu jam mano žolės kakoti. Prašom pasakorė, žinok, man labai patiko tas tavo pasakymas. Prašom. Taip, prašom, matai kaip geras šypsosi.